Nu ką, hebrytė. Ir mes vėl čia kartu, ar ne? Aha. Ką, mes šiandieną norim pakalbėti apie sportą ir kas yra jūsų sporto įkvėpėjai. Va, mes turim draugę. Prašom, susipažinkit. Ela yra mūsų sporto įkvėpėja. Taip, pasisveikinom, malonu tave pažinti. Ir kas man yra sportas? Tai aš šiandien žiūriu į Elą, jinai biškutį tokia gerai pamylėta. Ir galvoju, pasportuoki, lašinuką atiduoki, ane? Aha. Nu, o tau, Rokai, pavyzdžiui, sportas, kasgi tu mane čia šiandien atsivedei? Nu, aš dėl sportuoju, dėl energijos pagrindė, kad gerai jaustis, Vau, nu tai kad tokį... gerai atrodytų. Vau, tai čia tokį šunį reikia ir turėti energijos, ane biškelį? Aha. Bet ta energija gali būti pozityvi, gali būti kitą kartą tokia, kurią reikia pakelti vibraciją, ar ne? Mhm. Tai tas šuo, manau, yra tikrai mūsų sporto įkvėpėjas, kadangi yra ir emocinė būsena labai gera, ir fizinė, ir tokia ryšio sujungimas kažkoks, užsimazgina mane gerai, mes užsiturbinam, kaip sakau. Yeah. Ir iš tikrųjų, Rokas yra svečiuose, Stokholme pas mane. Ir tiesiog šiandieną tokia labai faina, girdit paukščiai čiulba, ar ne? Nesigirdės čia gal. Ir šalia mano namų yra visa įrengta kiemo aikštelė sporto. Tai šiandien jis mane pamokins, aš pasinaudosiu, Rokai, tavo profesionaliom žiniom, kadangi aš žinau, kad tu tikrai nesi abejingas sportui. Ir labai džiaugiuosi, kad Rokas pradėjo daugiau atstatinėti savo kūno masę. Papasakok, ką tu valgai ar ką tu geri, kad tavo kūno masė būtų balanse. Aš baltyminius kokteilius stengiuosi gerti, sportuoju, kilnoju svorius. Taip. O man gerai patarė apie Q10. Mhm. Tai tas Q10 jisai labai suformuoja gražią raumens kapsulę. Ir kadangi metų galas ir mes taip nusprendėm, šiandien, Rokai, tu nežinai, ką aš noriu pasakyti. Aš noriu pasakyti staigmeną jum, kad jeigu bus toksai oras kaip dabar, aš lysiu į vandenį, kadangi aš visą žiemą maudausi lediniam vandenį, Rokas tai žino. Ir tiesiog anksčiau būdavo sudėtingiau, reikėdavo išsikirsti lyčio tą, kaip eketę pasidaryti. O dabar eketės nereikės kirsti, tai jeigu tu sutinki mane pafilmuoti, tai aš gal įkvėpsiu irgi. Gerai. Kai pasportuosiu, lašinuką atiduosiu, tai šoksiu maudymkę vadinamą, ar ne? Ir ką, ir bus kalėdos man ne ant ledo lyties, bet ant mano svajonių lyties. Turiu svajonių.